Juodasis alksnis. Tobulybės link. Gražūs namai, jauki aplinka ir darnūs tarpusavio santykiai. Tai materialaus ir dvasinio pasaulio harmonija. Žmogui būdinga ieškoti ir aplink save kurti jaukią aplinką. Statome namus, kuriame interjerą, renkame širdžiai mielas spalvas bei detalės, renkamės patogius ir stilingus baldus. Svarbiausia mūsų aplinkos dalis yra gražūs, patogus ir kokybiški baldai. Namų aplinkoje mes praleidžiame ne mažiau 40% viso savo laiko. Dažniausiai šis laikas skirtas poilsiui. Visa tai vyksta ant vienų ar kitų baldų. Pietaujame prie stalo, žiūrime televizorių sėdėdami ant patogios sofos ir taip toliau. Todėl svarbiausia, kad baldai būtų patogus, ergonomiški ir estetiškai suderinti su žmogaus gyvenimo filosofija bei stiliumi. Baldų gamybos pramonė Lietuvoje įsivystė iš stalių amato. Jau 1579 m. gegužės 30 d. Vilniaus amatininkai gavo karaliaus Stepono Batoro privilegiją steigti stalių cechą. Cecho statutuose buvo rašoma, kad jo nariams leidžiama gaminti įvairius stalus, spintas, kėdes, langų rėmus ir kitus stalių gaminius, bei juos pardavinėti Vilniaus turguje. Kita labai reikšminga Lietuvos baldų pramonės raidos data yra 1879 metai, kai Kauno priemiestyje buvo įsteigta pirmoji pramoninės baldų gamybos įmonė Elena. Jau 1882 ši įmonė turėjo 200 darbininkų ir modernius Amerikoje įsigytus įrengimus. Kaunas iki šių dienų išsaugojo baldų gamybos tradicijas, taip pat įdiegė naujus sprendimus ir pažangiausias idėjas. Todėl jums siūlome nedidelę kelionę į įmonę, iš kurios į mūsų namus atkeliauja stilingi, patogus ir kokybiški baldai. 1998 metais Kaune įkuriama uždaroji akcinė bendrovė Juodasis alksnis. Nuo 1999 metų pradėjo gaminti minkštus odinius, gobeleninius svetainės ir ažuorinius korpusinius baldus. Tai leido mažiau nei per 4 metus įsitvirtinti Lietuvos aukščiausios klasės baldų rinkoje bei išvystyti didmeninę prekybą Lietuvos ir užsienio rinkose. Juodojo alksnio vizitinė kortelė. Odiniai baldai, pasižymintis išskirtiniu dizainu ir kokybę, vieni baldai kompaktiški, universalūs ir funkcionalūs, kiti elegantiškos klasikos bei šiuolaikinio dizaino derinys, įkūnijantis patogumo ir prabangos pojūtį. Kai kuriems baldų modeliams, pavyzdžiui, elito, brandumo bei solidumo suteikia naudojami rankų darbo medžio drožybos elementai, kurių ištakos siekia net ampyro epochą. 2005 metais įmonė pirmą kartą pristatė pirmosius modelius iš naujai pradėtos modernių baldų linijos. Longus, ištikima lengvų ir aiškių linijų dizaino tradicijoms, versus modernaus ir tradicinio dizaino sintezę, bei tokius modelius kaip Harmony, Bonus. Kita baldų kolekcija – niekad nepraeinančio klasikinio stiliaus baldai. Baldų modeliai klasika, senator – tai išgryninto stiliaus, tradicijų ir elegancijos sintezė. Šios kolekcijos baldai išskirtinai gaminami tik iš ąžuolo medienos, sekant senųjų meistrų tradicijomis. Juodojo alksnio salonuose rasite ir universalių baldų liniją – Tekila, Ritz, Rendezvous ir kitas. Tai modeliai išsiskiriantys saikingomis formomis ir detalėmis. Vieni labiau pritaikyti didelėms erdvėms, kiti tinkamesni mažoms patalpoms.
Prie minkštų klasikinių baldų puikiai dera klasikiniai korpusiniai kolekcijos Imperial baldai, skirti klientams, vertinantiems klasikinę eleganciją bei prabangą. Bendrovė subūrusi darbuotojų komandą turinčią aukštą kvalifikaciją ir nemažesnę kaip 7 metų patirtį, plečiantis įmonės veiklai, darbuotojų skaičius nuolat auga, vidutiniškai 7% per metus. Šiuo metu įmonėje dirba daugiau nei 100 darbuotojų, kurie vyksta stažuotis į užsienį – Italiją, Vokietiją. Įmonė naudoja pažangiausias technologijas. Investicijos į modernius įrengimus nuolat didina darbo apimtis ir produktyvumą. Vokiška baldų gamybos įranga užtikrina gaminių kokybę. Gaminių siuvimui naudojamos garsios vokiečių firmos Dürkhoff Adler siuvimo mašinos, pagamintos pagal specialų užsakymą. Šios technologijos leidžia kokybiškai siūti gaminius iš storesnės odos bei palengvina daugelį kitų operacijų. Didelę reikšmę baldo kokybei turi gamyboje naudojami siūlai. Įmonė naudoja Titan tipo siūlus, kurie gaminami iš nepertraukiamojo 100% poliesterinio pluošto. Tokių siūlų privalumai – ypatingas tvirtumas, atsparumas tempimui, ilgamžiškumas. ISO kokybės sistemos diegimas įmonėje sąlygoja gerėjančią produkcijos kokybę bei mažėjančią savikainą. Juodojo alksnio produkcija vertinama ir užsienyje. Šiuo metu apie 20–30% pagamintų baldų iškeliauja į Estiją, Latviją, Rusiją, Lenkiją, Airiją. Įmonė bendradarbiauja su Vokietijos, Olandijos, Belgijos, Rusijos, Jungtinių Amerikos valstijų bei Italijos baldų medžiagų tiekėjais. Iš šių šalių importuojami kokybiški gamybos produktai bei medžiagos. Natūrali oda vežama iš Italijos, poroloną tiekia dukterinė anglų firma, gobelenas importuojamas iš Italijos ir Čekijos. Viso baldo jėga slypi jo viduje. Todėl įmonė siekdama pateikti vartotojui itin kokybišką minkštąjį baldą. Didelį dėmesį skiria net mažiausių baldo sudedamųjų dalių kokybei. Vienas svarbiausių baldo sudedamųjų dalių yra karkasas, nuo kurio priklauso baldo patvarumas. Karkasas gaminamas tik iš specialiai paruoštos reikalavimus atitinkančios medienos. Tiek minkštiems, tiek kietiems baldams gaminti naudojama ąžuolo beržo mediena. Aukščiausios klasės ąžuolo mediena baldų gamintojų vertinama dėl tvirtumo ir ypač gražios tekstūros. Istoriniai šaltiniai teigia, jog ąžuolas nuo senų laikų buvo naudojamas baldams gaminti. Šiandieninėje rinkoje ąžuolas labai vertinamas užsienio šalyse. Dėl aukštos kainos Lietuvoje šią medieną naudoja vos keletas baldų gamintojų. Aukščiausias rūšies ąžuolo medieną, atitinkančią vakarų šalių standartus, Lietuvoje šiuo metu perka juodasis alksnis. Juodojo alksnio meistrai naudoja aukštos kokybės, tvirtus, funkcionalius belgų firmos Sedak gamybos miegamosius mechanizmus ir reklainerius. Reklainerių dėka baldai tampa universalūs. Vienu lengvu rankos judesiu fotelį galima paversti patogiu baldu, leidžiančiu pasirinkti optimalią pozą. Šie produktai tai komfortas, slypintis kokybiško baldo viduje. Minkštų baldų gamyboje pagrindinės medžiagos yra oda ir porolonas. Juodasis alksnis vietoj porolono naudoja aukštos kokybės ekologiškai švarų elastinį putų poliuretaną. Poliuretanas dedamas į baldo sėdimąsias vietas, atlošus, porankius, juo apklijuojamos ir išorinės karkaso dalys. Šią medžiagą dengta minkšto baldo sėdimoji dalis neįsisėdi. Bendrovė naudoja 35–40 tankio poliuretaną. Didesnio tankio poliuretanas baldų pramonėje nenaudojamas, nes jis yra per kietas. Oda priskiriama prie prabangių ir praktiškų medžiagų.
Natūralią odą malonu liesti, šilta ir minkšta, tuo pačiu atspari. Odos struktūra priklauso nuo gyvūno genetinių savybių, gyvenimo sąlygų ir mitybos. Kiekvieno gyvulio oda turi unikalią tekstūrą ir skirtingas natūralias savybės. Natūralūs gyvūno augimo požymiai yra ne trūkumai, o jo odos kaip natūralaus produkto tikrumo įrodymai. Raukšlės, randai nuo sužeidimų, vabzdžių įgėlimai, pigmentinės dėmės, tamsesnės vietos bei venų struktūros yra natūralios jaučio odos tikrumo įrodymas. Siekiant atskleisti visą natūralios odos grožį, jos apdorojamos pagal natūralias odos savybės. Tokiu būdu mes perkeliame natūralų gamtos grožį į jūsų namus. Juodasis alksnis naudoja aukščiausios kokybės A kategorijos itališką odą, kurios gamintoja viena didžiausių Italijos firmų Tuma rinkoje egzistuoja jau 50 metų. Šios firmos gaminama oda įvertinta ISO 9002 kokybės sertifikatu. Odos kokybė prasitrynimui matuojama švytuokliniais trynimo ciklais. Kokybiška oda turi išlaikyti 300-500 švytuoklinių trynimo ciklų. Bendrovės naudojama oda išlaiko net 500 švytuoklinių trynimo ciklų, taigi ji maksimaliai atspari trynimui. Įmonė gamina ir gobeleninius baldus. Tokiems baldams naudojami itin kokybiški itališki ir čekiški alkantara ir šenilo tipo gobelenai. Juodasis alksnis neatsilieka nuo pasaulio naujovių. Kiekvienais metais įmonė dalyvauja įvairiose baldų parodose. Tarptautinėje Milano baldų parodoje Italijoje, tarptautinėje baldų parodoje Kiolne, Vokietijoje ir kitose. Tokiu būdu žmonės nuolat besilankantis firminiuose įmonės salonuose gali stebėti naujas madų tendencijas. Pašėlusio tempo amžiuje išmokstame įvertinti net ir pačią trumpiausią atokvėpio minutę. O ją gali suteikti jauki ir patogi aplinka. Kurdami ją išmokstame vertinti kokybiškus ir gražius daiktus. Jų dėka gyvenimas tampa visavertis. Štai todėl mūsų namuose juodojo alksnio baldai. Štai todėl taip norisi čia sugrįžti.